Nycių kaimo gyventojai, turtuoliai Batuotas ir Ksena katinai ir vėl šįsyk bandė nė už ką neleisti savo laiko veltui ir pasinaudoję progą, irgi taipogi nudūmė pavakare tiesiai į patį Kupiškio miestą, kurio centre jau ir vyksta gan triukšmingas renginys, skirtas pradėti gan grandioziniai būsimai miesto salos šventei. Ten tame miesto centre dar net nespėjus pasiekti pačios vietos, jau iš tolo buvo girdėti šurmulys ir garsios kalbos, o pasiekus pačią centrinę aikštę pasimatė, kas iš tikro ten dabar vyksta. Renginys, skirtas gastronomijai ir skirtas būtent įvairių valgių ir skonių degustavimui, paragauti čia pat ruošiamų įvairių patiekalų, vietoj kepamų picų ir netgi lietuviško naminio alaus. Kol vedėja renginio lakstė visur aplinkui su mikrofonu rankose ir kalbino atėjusius ir ant kėdžių susėdusius miestiečius, atvykę čia į gyventojų būrį nyciečiai katinai irgi taip pat bandė įsiterpti į gausų gyventojų būrį. Čia pasisukioti ir kažką naujo tikrai įdomaus nuveikti. Ir patys jie šį bei tą skanaus vis spėjo pasičiupti savo į burną. Miestiečių nei Rubliauskų, nei Šunienų čia taip ir nesutiko, bet užtat ėmė ir pamatė vieną pažįstamą veidą, kurio šioje vietoje visai nebuvo laukę, iš Panevėžio atvykusią jų draugę, archeologę Luną Dragonienę. Ji buvo su ilga, žalia suknele, palaidais plaukais, su platforminėmis basutėmis ir atvažiavusi būdama visai viena. Aiškiai matėsi visos tatuiruotės pas ją ant rankų ir kojų. Pasirodo, ji čia ir atvyko būtent dėl to, kad vyksta su maisto ragavimu susijęs viešas renginys. O tai būtent dabartiniu metu ir keistai suvedė vėl šiuos tris senus draugus, ir tai buvo jiems smagu. 2026 m. Liepos 17 diena. Štai kaip galėjo skambėti šis triukšmingas skonių ir netikėtų susitikimų kupinas pokalbis Kupiškio centrinėje aikštėje, Batuotas katinas, garsiai kad perrėktų aikštės šurmulį, taisydamasi savo violetinius skuter marškinėlius Ksena, na pažiūrėk, kokia čia prabanga. Kvapas koksai. Čia tau ne šiaip kaimo gegužinė, čia Kupiškis ruošiasi salos šventei. Žiūrėk, net pica tenai krosnyje kepa, o ten, matai, naminį alų pilsto. O jetau, kiek daug vietinių kulinarų krūvoje susirinkę. Reikia būtinai visko paragauti, juk mes, nycių turtuoliai, negalim praleisti progos pasilepinti. Ksena Katinienė, grakščiai pasitaiso raudoną suknelės petnešėlę, jos blizgios petkelnės tviska saulėje, o aukštakulniai kaukščiai į grindinį, Batuotai, neliuliuok tu man čia. Aš su šitais bateliais nuo pat ryto visur dumiu, nenusimaunu ir taip vos per grindinį dabar paeinu, bet dėl gastronomijos šedevrų esu pasiruošusi viskam. Pačiuptas tas pyrago gabalėlis buvo visai nieko, bet man reikia kažko rimtesnio. Renginio vedėjos balsas per mikrofoną, o dabar pažiūrėkime, ką savo lėkštėse turi šis staliukas. Na, gerbiamieji, ar pica pakankamai traški? Ar jaučiate tą tikrąjį Kupiškio krašto skonį? Judam toliau, dar tiek daug ko neparagavom, Batuotas, juokėsi, rodydamas į skuter užrašą ant savo krūtinės, girdėjai, ką vedėja sako? Judam. Haipe. Žiūrėk, ten laisva kėdė, bėgam, kol kas nors nepasodino savo. O kaip čia sėdinti porelė sau gardžiai maistą čiaumoja. O pala, ten lyg ir miesto profkės komanda atvykusi kažką gardaus siūlo. Vau, jau tų blynų vien vaizdas iškart apetitą kad kelia. Taip, labas vakaras visiems. Nesitikėjote ir savo rajono turtuolius katinus išvysti? Taip, ir jie jau čia atvyko. Palauk. Ksena, žiūrėk į kairę. Man vaidenasi ar ten. Ksena, prisimerkė, nusiima akinius nuo saulės, juos pasideda ant viršugalvio, negali būti. Luna? Čia ir ji? Luna. Archeologė Luna Dragonienė atsisuka, pamačiusi draugus plačiai nusišypso ir pradeda mojuoti savo tatuiruotą ranką. Jie atrodo pavasariškai gaiviai su ilga žalia suknelė ir platforminėmis basutėmis. Luna, katinai. Nycių elitas irgi Kupiškio centre? Na, šito tai tikrai nesitikėjau. Galvojau, kad savo kaime vien užsidarę sėdėsit. O jie jau irgi čia. Šaunuolė Ksena, atrodai tikrai gražiai apsirengusi. Sveiki gyvi. Batuotas,
Pribėga, tiesia ranką, Luna, brangioji. Iš paties Panevėžio atvažiavai. Ar tu visai viena? Mes čia ieškojom miestiečių Rubliauskų ar Šunienų, jų nepadujų, o radom patį didžiausią lobį - tave. Luna juokėsi, rodydama į aplinkui garuojančius patiekalus. Na, žinot mane, aš kaip archeologė mėgstu tyrinėti istoriją, bet šiandien atvažiavau tyrinėti Kupiškio gastronomijos. Toks renginys, viešas ragavimas, kaip aš galėjau praleisti. O batuotai, kokie tavo iškalbingi marškinėliai, nereikia toliau neklausti, kokią grupę tu labiausiai mėgsti. O, čionai. Čia juk tikras kultūrinis ir kulinarinis paveldas. Ksena apžiūrinėja Lunos tatuiruotės ant rankų ir kojų. Luna, tu kaip visada stulbinamai atrodai. Užkietėjusi depešistė. Ir tatu tai viešai rodo. Ta žalia suknelė idealiai tinka prie šitų tavo tatuiruočių. Bet pasakyk man, ką tu čia skaniausio jau spėjai rasti. Nes mes su batuotu tik spėjom iššokti į šitą šurmulį. Renginio vedėjos rėkimas fone, visai šalia jų staliuko, ir štai čia mes turime vietinio naminio alaus degustaciją. Kas nori paragauti putojančio stipraus tikro lietuviško gėrimo? Drąsiau rankas į viršų, batuotas, atsisukęs į vedėją, mes gal nenorim. Juk vienam iš mūsų reikės paskui vairuoti geliką namo. Apsieisim. Vėl atsisuka į Luną. Luna, šitas netikėtas susitikimas tiesiog reikalauja, kad mes dabar visi trys griebtume po picą, pasiimtume giros ir atšvęstume šitą vakarą. Koks keistas, bet nuostabus sutapimas, kad maistas mus vėl suvedė. Luna, o taip, katinų pora. Likimas mus vis suveda susitikti jau net 11 metų. Einam prie kito stalo, mačiau ten ruošia neįtikėtinus užkandžius. Papasakosit, kaip laikosi Nyciai, kaip gyvena burtininkas Tukurutis, musė su vyru, o aš jums papasakosiu apie savo naujausius kasinėjimus ir receptus. Ksena, puikiai mintis. Tik batuotai šį kartą tu būsi džentelmenas ir atneši mums viską, nes mano aukštakulniai reikalauja poilsio. Blemba, nuo pat ryto kiaurą dieną vien su kablais esu. Pirmyn, judam į skonių pasaulį.